Taip, sveiki visi, kas žiūri šitą filmą. Kaip prieš tai matėte, filmukyje buvo pademonstruotas sugedęs variklis, tai va šiuo metu jisai yra pilnai, kaip čia pasakyti, restauruotas, suremontuotas. Ir būtent šio remonto metu buvo atlikta visų 4 stūmoklių patikra, tai yra išmatuotas jų diametras, matuotos įvorės, žiedų lizdai, ar jie neišeina iš tolerancijos ribų. Ir kaip pasirodo, jie yra visiškai geri, todėl jie buvo nuspręsta jų nekeisti, o palikti senuosius. Šiuo atveju buvo, reiškia, 3 cilindro sugadintas švaistiklis. Visiškai tai buvo suremontuota ir pratekinta išlipuota nauja ertmė, kuri tvirtinasi prie alkūninio veleno. Taipogi buvo pamatuotos visos įvorės 3-4 švaistiklių ir jos visos, kaip sakant, buvo jau susidėvėjusios, tas variklis jau ne pirmo amžių jau tarnaujantis, todėl jos buvo pakeistos naujomis. Taipogi buvo sutvarkytas alkūninis velenas, kuris irgi buvo nušlifuotas, tai yra tuose 4 švaistiklių lizduose ir poliruotas tvirtinimo mazguose, kur tvirtinasi prie bloko. Tai va, kaip matote, čia yra blokas, kadangi nereikėjo visiškai stūmoklių keisti, bet cilindrai buvo visiškai susidėvėję. Todėl ekonomiškumo sumetimais buvo pakeistos tik tai gilzos, cilindrai ir pagal tuos stūmoklius jos buvo visiškai nušlifuotos. Ardymo metu variklio buvo atrasta daug netikslumų surinkime, todėl aš darau išvadą, kad šitas variklis buvo jau kartą ardytas. Aš nežinau, čia pardavimui buvo daryta, ar prieš tai šeimininkas buvo remontavęs, bet šiaip kur tik tai aš neprisiliečiau, visur mačiau, kad buvo jisai išardytas ir netgi surinkimo metu buvo neišlaikomi gamintojo reikalavimai. Sumaišytos detalės ar dar kažkas.